Sveiki, aš esu automobilio apžvalgininkas Vytenis Kodarauskas, o čia yra BRC autocentro Vilniuje parduodama antrosios kartos Audi Q7. Tai yra automobilis savyje derinantis daug įvairių savybių. Jis yra prabangus, komfortiškas, praktiškas ne tik dėl savo dydžio, bet ir dėl padidintos prošvaisos bei visų varančiųjų ratų pavaros, o šiuo atveju yra ne tik dinamiškas, tačiau ir ekonomiškas. Su šiuo automobiliu kviečiu susipažinti detaliau. Ši antrosios kartos Audi Q7 labai tiks ir patiks tiems, kurie, pavyzdžiui, turi sunkiau privažiuojamas sodybas arba mėgsta leisti aktyvų laisvalaikį gamtoje. Ir taip yra todėl, kad šis automobilis pasižymi padidintą prošvaisą ir turi labai gerai veikiančią visų varančiųjų ratų pavarą. Būtent ši Audi Q7, kurią apžvelgėme, turi 3 litrų 6 cilindrų turbodizelinį variklį, kuris pasiekia 290 arklio galių. Taigi, jis pakankamai galingas ir dinamiškas. Tačiau tuo pat metu yra ir ganėtinai ekonomiškas. Šio automobilio vidutinės degalų sąnauda 100 km gali siekti vos daugiau nei 7 litrus. Kaip jau minėjau, antrosios kartos Audi Q7 yra daug savybių derinantis automobilis. Jis yra komfortiškas ir erdvus, savame suprantama dėl savo dydžio, tačiau čia galima rasti ir nemažai prabangos elementų. Kalbu ne tik apie patogias odines sėdynes, tačiau ir apie šio automobilio apdailą. Mes turime labai skoningą, labai solidžią medžio apdailą, taip pat tą pabrėžia ir lakuotas juodas plastikas. Šis automobilis patiks ir technologijų mėgėjams. Čia mes turime nemažą lietimui jautrų ekraną, vairuotojui visa informacija pateikiama aukštos raiškos skaitmeninėme prietaisų skydelėje. Ir dar vienas įdomus elementas, tai yra šio automobilio klimato kontrolės valdymo sistema, kurią mes valdome taip pat per lietimui jautrų ekraną. Tačiau nebus nuskriausti ir gale sėdintys keleiviai. Jie ten turi ne tik odines sėdynes, tačiau ir kiekvienas savo skirtą atskirą klimato kontrolės valdymo sistemą. Jeigu norite įsigyti šią Audi Q7, tai jokių problemų. Ją parduoda BRC autocentras Vilniuje, kur šį automobilį galite apžiūrėti ir išbandyti. Taip pat, kaip ir visiems kitiems BRC autocentre parduodamiems automobiliams, taip ir šiai Audi yra atlikta nuodugni iki 250 punktų patikra. Šiandien tiek ir iki.